Good morning, everybody. Bismillah. Skyrybos yra atšaukiamos 2 kart. Po to arba tu išlaikai ją priimtinomis sąlygomis, arba geranoriškai ją paleidi. Ir neleistina jums, vyrai, atsiimti iš savo žmonų jokios savo mahar, sutuoktinio santuokos sudarymo metu, nuotakai dovanotų pinigų, kurį jūs davėte joms, išskyrus jei abi pusės bijo, kad nesugebės laikytis Allaho nustatytų ribų, pavyzdžiui, elgti vienas su kitu sąžiningai. Taigi, jei jūs baiminatės, kad nesugebėsite laikytis Allaho nustatytų ribų, tada ne vienam iš jų nėra nuodėmės, jei jį grąžins mahar ar dalį jo už savo al-khul skyrybas. Tokios yra Allaho nustatytos ribos. Taigi neperženkite jų. Ir kas peržengia Allaho nustatytas ribas, tada tokie yra zalimų nusidėjėliai. I feel like I did that yesterday, like I read already, but I'm sure I didn't read it. You understand? I don't know why I have a feeling like that. I know I read that yesterday, but I make a note like today I'm supposed to read from this moment. But it shows me like I already read that. You understand? Ir jei jis išsiskyrė su ja 3. kartą, tada ji yra neleistina jam iki tol, kol ji susituokė su kitu sutuoktiniu. Tada, jei kitas sutuoktinis išsiskiria su ja, nėra jiems abiem nuodėmės vėl susijungti, net jei jie jaučia, kad gali laikytis Allaho nustatyto ribų. Tokios yra Allaho nustatytos ribos, kurias jis padarė paprastas žmonėms, turintiems žinių. Ir kai jūs išsiskiriate su žmonomis ir jos pabaigė jums nustatytą laikotarpį, arba susigrąžinkite jas priimtinomis sąlygomis, arba paleiskite jas priimtinomis sąlygomis, bet nesigrąžinkite jų tam, kad pakenktumėte joms. Ir tas, kuris taip daro, jis pakenkia pats savo. Ir nelaikykite Allaho eilučių įstatymų juokais, bet prisiminkite Allaho malonės jums. Tai yra islamą ir tai, kai jis atskleidė jums iš knygos. Tai yra Koraną. Ir al-hikma, pranašo sumą, teisinius papročius, islamiškąją jurisprudenciją, kuriais jis moko jūs. Ir bijokite Allaho ir žinokite, kad Allahas yra žinantis apie viską. Ir kai jūs išsiskiriate su žmonomis ir jos pabaigė jums nustatytą laikotarpį, nekliudykite joms susituokti su jų buvusiais vyrais, jei tie abipusiškai sutarė priimtinomis sąlygomis. Šitas pamokymas yra perspėjimas tam iš jūsų, kuris tiki Allahą ir paskutiniąją dieną. Tai teisingiau ir tyriau jums. Allahas žino, o jūs nežinote. Motinos turi žindyti savo vaikus 2 pilnus metus. Tai yra tiems tėvams, kurie nori išpildyti žindymo terminą, bet vaiko tėvas turės prisiimti motinos maisto ir aprangos išlaidas priimtinomis sąlygomis. Niekas nebus apkrautas didesnė našta, nei jis gali pakelti. Su ne viena motina nebus elgiamasi neteisingai dėl jos vaiko, nei su tėvu dėl jo vaiko. Ir tėvo palikuonėms privalu tas pats, kas buvo privalu tėvui. Jei jie abu nusprendžia dėl atjungimo, bendrai sutarę ir tinkamai pasitarę, nėra nuodėmės jiems. O jei jūs nusprendžiate dėl žindyvės jūsų vaikams, nėra nuodėmės jums, jei jūs sumokote motinai tai, ką jūs sutarėte duoti jai pagal normas. Ir bijokite Allaho ir žinokite, kad Allahas yra matantis tai, ką jūs darote. O tie iš jūsų, kurie miršta ir palieka po savęs žmonas, jos turi išlaukti 4 mėnesius ir 10 dienų.
Tada, kai jos pabaigia savo terminą, nėra nuodėmės jums globėjams, jei jos perleidžia save teisingu ir garbingu būdu. Tai yra, jos gali susituokti. Ir Alachas yra geriausiai informuotas apie tai, ką jūs darote. Ir nėra nuodėmės jums, jei jūs užsimenate apie santuoką arba paslėpėte tai savyje. Alachas žino, kad jūs prisiminsite jas. Tačiau nesudarinėkite sutarties dėl pažado su jomis slaptais. Kalbėkite tik garbingai. Ir neišbaikite santuokos iki tol, kol pasibaigia nustatytas terminas. Ir žinokite, kad Alachas žino, kas yra jūsų mintise. Taigi bijokite jo. Ir žinokite, kad Alachas yra dažnai atleidžiantis, pakančiausiasis. Nėra nuodėmės jums, jei jūs išsiskiriate su moterimis, jų dar nepalietę, neturėję su jomis lytinių santykių, anei paskyrė joms jų mahar, sutuoktinio nuotakai dovanotų pinigų. Tačiau duokite joms tinkamą dovaną, turtingasis pagal savo išgales, o neturtingasis pagal savo išgales. Dovana tinkamo kiekio yra pareiga gera darantiesiems. Ir jei jūs išsiskiriate su jomis, iki jas palietę, turėję lytinių santykių su jomis ir paskyrę joms mahar kraičio, tada sumokėkite pusę to mahar, nebent jos moteris sutinka to atsisakyti. Arba jis, sutuoktinis, kurio rankose yra santuokos saitai, sutinka atsisakyti ir duoti jai pilną paskirtą mahar. Tiek mahar davimo atsiskaitimas, tiek pilno mahar davimas yra arčiau atakva, Dievo baimingumo, teisingumo. Ir nepamirškite būti dosnus vienas kitam. Iš tiesų, Alachas yra matantis tai, ką jūs darote. Griežtai saugokite 5 privalomas asalavat maldas. Ypatingai viduriniąją salat, geriausią maldą asar. Jei jūs bijote priešo, atlikite salat maldą, eidami pėsčiomis arba jodami. Ir kai esate saugus, atlikite salat maldą, tokiu būdu, kokiu jis jūs išmokė, kurio jūs iki tol nežinojote. You understand now? Ir tie iš jūsų, kurie miršta ir palieka žmonas, turėtų testamentu palikti savo žmonėms metinį išlaikymą ir būstą, neišvarydami jų. Tačiau jei jos žmonos palieka, nėra nuodėmės jums už tai, ką jos pačios daro, jei tai garbinga, pavyzdžiui, teisėta santuoka. Ir Alachas yra visagalis, visa išmanantis. Pasikartosiu. Tačiau jei jos žmonos palieka, nėra nuodėmės jums už tai, ką jos pačios daro. Jei tai garbinga, pavyzdžiui, teisėta santuoka. Ir Alachas yra visagalis, visa išmanantis. Sorry to disturb you, sweetheart. This is your leave form for your podiatry appointment. If you can just give your signature. Perfect, thank you very much. O išsiskyrusiams moteriams išlaikymas turi būti suteiktas protingai pasvėrus. Išlaikymas turi būti suteiktas protingai pasvėrus. Tai al-mutakun, Dievo baimingųjų, žiūrėti Aja 2.2 pareigą. Taip Alachas padaro aiškiai savo ajat nurodymus jums tam, kad jūs suvoktumėte. Ar tu, Muhamedai, sallallahu alaihi wasallam, negalvojai apie tuos, kurie paliko savo namus tūkstančiais, bijodami mirties? Alachas sakė jiems, mirkite, o tada jis grąžino juos į gyvenimą. Iš tiesų, Alachas kupinas dosnumo žmonėms, bet dauguma žmonių nedėkingi. Muhammad, did you love someone? You understand? You have 9 wives. This was a cat. You understand? You have to find the wife. Which one you love? You understand?
ir kovokite Allaho kelyje ir žinokite, kad Allahas yra visa girdintis, visa žinantis. Astaghfirullah. Oh Allah, forgive me for my sins.